taip manyčiau, kad liko 1 minutė, durys buvo užvertos, tai galbūt galim ir pradėti tada mūsų diskusiją. Tai sveikinuosi su visais atvykusiais ir į knygų mugę, ir į šią diskusiją skirtą pristatyti šaunaus Vilniaus universiteto bibliotekos kolektyvo kūrinio, knygelės. Net žvaigždynai šiaurėje rengiasi šiltai ir kitos Vilniaus universiteto bibliotekos istorijos, kurias surinko ir sudėjo Nijolė Bulotaitė, Ramunė Gedvilaitė, Kristina Gudavičienė, Irena Krivienė, Marija Šabaršinaitė ir Jonė Šulcaitė Broliau. Tai vat toks didelis kolektyvas. Ir turbūt gal kiek ir nuvalkiota, tačiau paminėsiu, kad Albertas Einšteinas yra pasakęs tokį teiginį, kad vienintelis dalykas, kurį žmogus privalo žinoti, yra tiksli bibliotekos vieta. Tai jeigu žodis ieško žmogaus, o aš viliuosi ir tikiuosi, kad žmogus vis dar dairosi žodžio, tai siūlyčiau ir užsukti į biblioteką. Tai ten saugomi ne tik knygose aprašyti pasakojimai, bet ir įvairiausiais praeities atspalviais spindinti pačios erdvės istoriją. Pradedant Žygimanto Augusto knygų kolekciją, Joachimo Lelevelio kartografiniais rinkiniais, tarsi Ray Bradbury aprašytų salamandros būrio gaisrininkų dvasios prisisunkiai ir pastoviai atsikartojantys gaisrai, dramatiškai naikinę sukauptą rašytinę kultūrą, paslaptingi laikrodžiai puošia bibliotekos sieną ir tai yra tik tai maža dalis įvairiausių pasakojimų, kurias jūs sutiksite, skaitydami šias gražias knygeles, kurias matote priešais save. Taigi, nieko labai ilgai nelaukdamas, norėčiau nerti į šį pokalbį apie kultūrą, skaitymą, biblioteką ir žmogaus santykį su ja. Ir pristatysiu mūsų diskusijos dalyvius. Tai pirmiausia, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė. Sveiki. Vilniaus universiteto bibliotekos komunikacijos ir informacijos skyriaus specialistė ir taip pat viena iš autorių sudarytojų Nijolė Bulotaitė. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto prodekanas, istorikas ir įžanginio žodžio knygelė autorius docentas daktaras Norbertas Černiauskas. Ir VU filosofijos ir komunikacijos fakulteto docentas daktaras Kęstas Kirtiklis. Sveiki. Taip, na, o garbę vesti šią diskusiją gavau aš, Laurynas Kudijanovas, kuris uždėsiu savo tokį titulą – bibliotekos mylėtojas. Bet iš tiesų tai šiuo metu darbuojasi ir labai džiaugiuosi būdamas kolektyvo dalimi būtent bibliotekos komunikacijos ir informacijos skyriuje. Tai štai. Na ir nieko nelaukdamas tada šoksiu į diskusiją ir užduosiu pirmąjį klausimą. Jums, Nijolė, skirsiu taip. Knygos, kaip ir kiekvieno kūrinio atsiradimo kelias, yra pats savaime labai įdomus nuotykis. Pirmosios kartais kiek fantastiškos idėjos, kuri gali gimti įvairiausiose vietose. Troleibuse, duše, iki galiausiai, kol reikia pristatyti leidybinį grupiai visą projektą. Ir šiandien mes jau galime džiaugtis išleistomis knygelėmis, kurios supažindina su visais tais netikėčiausiais bibliotekos įvykiais. Ir aš suprantu, kad yra labai smagu ir džiugu džiaugtis knygelėmis didesniai auditorijai ir visiems žmonėms. Tačiau man labai smalsu sužinoti, kas visgi paskatino užsiimti šiuo darbu ir išleisti šias knygeles. Tai kokia tai atsiradimo istorija? Aš manau, kad šitų 3 knygelių atsiradimo istorija kažkada pati nuguls į tokią pat knygelę. Nes tikrai turi tam ir idėją, ir potencialą, nes, nežinot, kai prieš 5 metus, prieš 6, ruošiamės minėti bibliotekos 450 jubiliejų, tikrai labai nuoširdžiai ruošiamės, mus ištiko karantinas, kaip ir visus kitus. Ir mūsų tas puikiai nuostabi programa ir didelės idėjos ir noras papasakoti apie biblioteką ne tik fundamentalių bibliotekos istorijos leidinių, bet ir papasakoti tas mūsų kasdienybės istorijas. Šiek tiek teko juos sustabdyti visus mūsų planus, bet karantinas vienu iš dalies mus patupdė visus namuose, bet ir atlaisvino rankas nuo kasdieninių rūpesčių ir atvėrė kai kurių žmonių vaizduotę ir norą tirti ir dėlioti informaciją į tam tikras istorijas, kurios po to po truputį nugulė
mūsų bibliotekos tinklalapyje. Tokiu būdu mes norėjom praskaidrinti žmonėms kasdienybę. Žmonės, kurie mus skaitė, jie susipažino su mūsų bibliotekos istorija. Ir kai dabar, praeitais metais, ruošiamės, minėjome 455 bibliotekos gimtadienį, vėlgi prisiminėme tas istorijos, kurios mums padėjo išgyventi karantiną, padėjo skleisti žinojimą, ne akademinį, galbūt labiau žmonėm patrauklų apie biblioteką. Prisiminėm ir pagalvojom, kad tai būtų puikia medžiaga pasakojimams, kitokioms knygoms arba kitokio formato knygoms apie biblioteką. Esame pripratę prie solidžių akademinių katalogų, parodų pristatymų, šaltinių publikacijų, tai yra akademinės bibliotekos leidiniai. Šis leidinys yra kitoks. Ir labai džiaugiuosi, kad kultūros taryba mumis patikėjo mūsų šią idėją ir leido mums įgyvendinti šį leidybinį projektą ir komanda taip pat visą tai sukūrė. Matau auditorijoje žmonės ne tik kūrusius tekstus, bet ir prisidėjusius prie to, kaip jos atrodo ir kokios jos yra, koks yra jų meninis išpildymas. Tai štai, ta visa istorija, manau, kažkada turėtų būti papasakota. Dar kartą. Ačiū labai už atsakymą. Ir dabar klausimas kitai Nijolei bus. Ir norėčiau dar šiek tiek pratęsti tą diskusijos dalį apie knygelių kūrimą. Ir skaitydami jūs pamatysite, kad temų yra įvairiausių. Nuo Žygimanto Augusto meilės knygoms ir jo kolekcijoms, iki Martyno Mažvydo katekizmo, to egzemplioriaus, kuris balandžio 1-ąją yra eksponuojamas Smuglevičiaus salėje, atkeliavimo į Vilniaus universitetą. Žodžiu, daugybė įvairiausių siužetų. Ir Nijole, man labai rūpėtų jūsų paklausti, aš tikiu, kad jūs perskaitėte begalės knygų, daugybę šaltinių išnagrinėjote, susipažinote su ta universiteto istorija ir dažnai labai būna, aš pats kaip istorikas žinau, kad informacija gali nugalėti rašantį, kai jos yra begalė, kai yra labai daug. Ir kaip jūs sugebėjote suvaldyti visą tą medžiagos kiekį, atrinkti, kokie bus pasakojimai, favoritai. Kitaip sakant, kaip vyko tas rašymo ir atrankos procesas? Labai sunku būtų pasakyti, kaip tai vyko. Tiesiog atsiranda istorija, kuri užkabina. Ir kai ta istorija užkabina, tada jau problemų nėra. Atrodo, kad jinai įdomi ir visiems turėtų patikti. Nors sesuo mano kartais juokiasi iš manęs, kad aš papasakoju, oi kaip įspūdingai, jinai nueina pasižiūrėti, o ten sako ypatingo. Tai irgi kartais. Bet iš tikrųjų dažniausiai kažkokia istorija, kuri netokia nuvalkiota, netaip plačiai žinoma ir kurią tiesiog atrandi. Ir jau daug metų kažkaip skaitydamas kartais randi kokią su universitetu susijusią istoriją, o visos universiteto istorijos vis tiek susijusios ir su biblioteka. Tai kažkaip užsirašai po kiek laiko, dar randi kažką papildomo ir tada taip istorija vystosi. O be to, kai yra žmonės, kolegos, kurie išleido biblioteką Kuriozą, pavyzdžiui, tai ten gali skaitydamas ją rastų istorijų tiek ir tiek. Tiesiog vienos istorijos užkabino, kitos gal ne taip. Tai turbūt ir šitos istorijos kažkas parašytų, kitas istorijas. Tai čia tiesiog turbūt kito pasirinkimo nėra. Be to, kartais žmonės patys susiranda su savo istorija. Tai buvo kažkada rašant apie bibliotekos kiemą, įdėta buvo nuotrauka, man rodos, iš mūsų archyvų, kur kažkoks vaikas važinėjasi ant dviratuko. Ir po kiek laiko paskambino profesorius vienas, sako, čia mano nuotrauka, aš ant to dviratuko važinėjau, mano teta dirbo bibliotekoje, jinai man išnešdavo sumuštinį, o aš važinėdavausi po tą kiemą. Na, bet tokia istorija, kuri irgi kažkaip užkabina ir po to vystosi ir atsiranda. Turbūt čia toks variantas. Bet to negaliu kalbėti už visus, galbūt kitiems autoriams kitaip nutinka. Bet man tiesiog kartais istorijos tiesiog atsiranda, geros istorijos. Ačiū, aš kažkaip pagalvojau, ateis šiltas oras, aš irgi su dviračiu išvažiuosiu į universitetą. Gal ir man sumuštinį kažkas išneš. Visai smagu. Bet grįžtant prie reikalų, pakreipkime pokalbį apie knygas, istorijos žanrą ir visuomenės santykį su tuo. Ir kaip minėjote jūs, direktorė Nijolė, kad
tikrai daug kas pamatė, kad bus išleidžiama knyga apie Vilniaus universiteto bibliotekos istoriją. Iš karto pirma mintis - mokslinis veikalas, rimta istorinė knyga, toks linijinis, siužetinis kažkoks tai darbas ir žodžiu, metodai istoriniai taikyti, dirbant ir taip toliau. Ir atsiverti knygelę ir skaitai tokius pavadinimus. Priemonės prieš knygų vagis. Pacituosiu ištrauką, kurią patys knygelės sudarytojai įtraukė. Ten berods iš 17 galbūt amžiaus toks prierašas, ką darydavo su knygų vagimis. Tas, kuris tai pavogs, te miršta baisiausia mirtimi. Te verda pragaro katile. Te susirga įskrintamąją ligą ir karštinę. Te būna jis ketvirčiuojamas ir pakartas. Amen. Knygelės autoriai kvestionuoja šitą, tai kas norėtų vogti, žodžiu, po to. Arba kitas, pavyzdžiui, siužetas apie jėzuitus ir žodžiu, tai, ką apie jėzuitinę virtuvę aprašo, kokie, žodžiu, patiekalai buvo minimi. Tai senieji metraščiai išduoda, cituoju, kad jėzuitų virtuvė neapsėjo ir be velnio lašų. Ypač vienuoliai buvo pamėgę midų. Ypatingesnėms progoms vienuoliai vaišindavosi ir kitus vaišindavo vynų. Minimas vengriškas, prancūziškas, ispaniškas vynai. Taip pat mėgavosi alumi, pelinų, konijų, trauktinė ar nedegtinė. Man labai tik tai gaila buvo knygelę, kai skaitysite, ten dar toks minimas yra ypatingasis gėrimas. Bet kaip autoriai pasakė, nepavyko išsiaiškinti, kas tai per gėrimas buvo. Man labai smalsu. Tai Kęstai, aš norėčiau Jums šitą klausimą užduoti, ne apie tą gėrimą, bet apie istorijos rašymą. Žodžiu, kada tie knygelės formatas, kuris toks kišeninis primena, kur tu galėtum įsidėti, žodžiu, į kelionę, ten Vilnius-Berlynas skrydis ar Vilnius-Londonas, paskaityti kelionės metu ir panašiai. Ir ko reikia šiandien, kad istorinės knygos būtų gausiai skaitomos ir patrauklios platesnėje visuomenėje? Kur yra riba tarp mokslinio veikalo ir publicistinio, ypač žinant, kad per didelis įsismaginimas istorijos lauke gali nuvesti prie beletristikos ar per didelio istorijos supaprastinimo. Bet aš iš karto užduodu ir kitą klausimą, kita vertus, gal supaprastinimas ir nėra tokia didelė problema? Nežinau, kaip čia su to supaprastinimu, aš ne istorikas, dabar bijau, kad nors prišnekėt Norbertas paskui negražiai apie mane galvos. Bet šiaip galvoju, kad yra tokia problema pas mus su pasakojimais. Aš kaip sakiau, ne istorikas, bet šiek tiek turiu reikalą su humanitarinė literatūra. Tai nuobodžios tos knygos, didžioji dauguma, tiesą sakant, reikia pripažinti nuobodžios. Bet ir tam yra visa eilė priežasčių. Čia mes su kolega parašėm knygą, kurios dar nėra, bet ji bus jau šiemet. Mes ten tų priežasčių, kodėl humanitarų knygos yra nepaskaitomos, visą skyrių apie tai prirašėme. Tai apie kokybę ir kitus humanitarinių mokslų demonus ta knyga vadinasi. Bet šiaip yra bendra nuostata iš tikrųjų ir, man atrodo, yra labai ydinga, va, tai tokių, kaip sakėt, žanrų atskirimų. Nori suvaryti studentą, jis parašė biškai įdomiau, tam nepatiko. Publicistikos čia prirašė. Tai, man atrodo, tas yra didelė bėda. Ta bėda pasimato, ta bėda bado akis per visur, nuo ten, nežinau, negrožinės knygos rinkimų, kur mano subjektyvę nuomonę ir nežinau, kiek jūs norite tikėti, kiek ją priimti, tai yra skurdžiausias paprastai pasirinkimas, tai yra tokia labai nedidelis, kai ilgieji sąrašai būna, tokia labai nedidelė imtis. Ir jos dažnai nepagaunančios. Kodėl? Todėl, kad, sakau, yra visa eilė priežasčių, bet Lietuvoje, ir čia tikrai yra lokalinė bėda, yra visiškai nepalaikomas istorijos pasakojimas. Knyga nėra pasakojimas. Jeigu tu rašai filosofinį traktatą, tu turi užvaryti žodžių traukinių, kurie užmuša 5 puslapyje nepasiruošusi skaitytojai, ne anksčiau krenta nuomarių, negalima taip. Tai su istorikais dėja, man atrodo, tas pats labai dažnai yra. Tiesiog žmonės gamina mokslinę produkciją, nes žmonės negamina pasakojimų. Tai man atrodo, kad tas biškelį daugiau pasakojimo, biškelį daugiau tokio,
tiesiog individualaus stiliaus autoriaus. Tai man atrodo, čia labai pagelbėtų. Ir šią prasme atrinkti pasakojimus apie biblioteką, nežinau, apie bet ką kitą, tiesiog sudėlioti tai kaip pasakojimus, tai būtų šiaip labai didelis žingsnis į priekį apskritai Lietuvos humanitarikoje, dėja. Mes tam nesam pasiruošę, tam yra objektyvių priežasčių, kurios nėra neįsprendžiamos, bet bijau, kad jų niekas nenori spręsti. Antras dalykas, kas yra gerai su šitais pasakojimais, kuo man labai patiko, tai gal net ne formatas. Formatas tai, gerai, bet kas dabar reiškia kišenė, tokia telefono formato, tai viskas gerai. Bet man labai patiko, kad pasakojimai yra pakankamai trumpi. Ir tu kai esam dabar pasaulyje, kuriame yra sudėtinga perskaityti, nepratusiam skaitytojui 30 puslapių, tai va ta tokia labai greitai pagaunanti istorija, tokia, man atrodo, ji turi čia tokių didelių privalumų. Dabar kiek čia tų trumpų istorijų gali apskritai, nežinau, išeinant iš bibliotekos, filosofija, istorija, nežinau, literatūrologija, kiek tu gali tų trumpų pasakojimų padaryti. Gal ir negali daug, bet man atrodo, čia kaip pasakyti, gal ir nepavyks, bet bandyti reikėtų. Tai man atrodo, kad reikėtų daugiau istorijoje, daugiau istorijų. Va šitaip, tokį beveik kalambūrą surezgiau. Ačiū labai. Aš manau, tada ir pereisime prie tų pasakojimų, konkrečiai kas slypi ten. Ir knygelės įžanginėme žodyje, Norbertai, jūs minite, kad biblioteka tai yra nepralenkiama išminties laboratorija, kurioje maišosi žmonės, knygos, idėjos, nuotykiai, nuostaba. Taigi biblioteka yra tarsi gyvenimą bent jau iš dalies keičianti ir veikianti erdvė. Bent jau mano nuomonė taip yra. Ir skaitydami knygeles susipažįstame su biblioteka susijusiais įvairiausiais žmonėmis. Jau mano minėti, tas pats Žygimantas Augustas arba kiti, Ona Šimaitė, Alfonsas Nyka Niliūnas ir daugybė kitų, kurie tuo metu ar vėliau nuveikė tikrai išskirtinius darbus. Ir ar galėtumėt pamastyti, pakomentuoti, kaip biblioteka veikia žmogų? Ar tai yra tik išminties, o gal ir vertybinio pamato, jautrumo, empatijos ugdymo vieta? Ačiū. Pirmiausia, pratęsiu, ką Kęstas sakė. O dar prieš tai, ką Nijolė sakė. Nijolė antroji. Tai ir beje, Laurynas tą patį sakė. Patį pristatymą kažkaip mes pradėjom nuo tokio tarsi pasiteisinimo. Žiūrėkit, čia tikrai ne akademinė knyga, čia tikrai ne ta rimtoji knyga, čia yra, tokia gerai skaitosi ir taip toliau. Ir aš galvoju, kiek mes tęsim apskritai visur šitos tokius pasiteisinimus, jeigu yra normaliai parašyta knyga, kodėl reikia būtinai sakyti, kad čia ne ta ir skirstyti rimtąją kažkokią nerimtąją. Yra arba gerai parašyta knyga, arba ne taip gerai parašyta knyga. Ir man atrodo, čia yra vienintelis skirtumas ir čia pratęsiant tai, ką Kęstas minėjo, kodėl tam tikrų problemų yra. O dėl bibliotekos ir kokį ji vaidina vaidmenį, tai čia dar, ką minėjau, dar pridėčiau slėptuvę nuo bombardavimų reikėtų pasakyti, nes kaip tik Šiaurės Atėnuose skaičiau Alfredo Deblino Vilniaus užrašai, 1924 Vilniui buvo, ėjo pro senamiestį ir pamatė universitetą, jis taip sako, koks pastatas, kokie čia pastatai, bet jie tokie kaip išdygę iš žemės. Ir kokios sienos. Ir jis 24 metais tai pamastė, čia gerai būtų pasislėpti ir nuo bombardavimo, manau, atlaikytų. Tai apie mūsų biblioteką. Tai va, ir aišku, aš dabar su pirmakursiais dažnai einam į biblioteką, ne tik savo fakultete, bet ir į centrinę, pavadinkime taip. Ir aš jiem vis laik ten parodau, bet žinau, kad jie tikrai nieko neatsimins, kur ten kas yra ir kur ten eit. Bet aš jiems primiktinai vis tik už kampo kažkur nueinam, sakau, va, matot, kaip čia įdomu, matot, va čia žmonės sėdi, va čia Kęstas vaikšto, žiūrėkit, matot. O čia matot kiti žmonės. Ir aš jiems sakau, kuo anksčiau jūs ateisit čia ir susirasit savo kampą,
kur leisit laiką, aš jau jiem nesakau, kad reikia skaityti ir taip toliau, ateisit, tai žinokit, jūsų gyvenimas pasikeis. Kuo anksčiau atraskit vietą, sakau, žiūrėkit, ir čia gali pasislėpti. O čia priebėga yra, jeigu tave kažkas sunervins ir gali čia ateiti ir pusę dienos praleisti. O čia važiuokit, o kaip gražiai knygos sukrautas. Nu visai, aš bandau įvairias vietas parodyti, ten visur viršui ir apačioj. O vaizdai kokie provantas. Taip, Įmanoma dirbti. Ir kodėl aš taip sakau, tai man ir atrodo, kad dabar nesu toks gyventojas kaip Kęstas, teko pagyventi, bet dabar dažnai jo kaip priedanga naudojasi, atbėgu į Milošo skaityklą ir ten ramiai pasėdėti. Tai yra laboratorija ir tai, ką Laurinai sakėt, ir empatijos ir taip toliau, nes tu visą laiką matai besisukinėjančių žmonės su panašiu interesu ir dažniausiai tyrinėji, kalbini, nežinau, bendrauji, matai, ką veikia, vienaip ar kitaip susitinki ir, man atrodo, šitą prasme biblioteka labai smarkiai veikia. Tuos žmonės, kurie iš tikrųjų ne tik atbėga, beje, trečia pusė yra klausia, kur biblioteka yra vien. Bet tie, kurie susiranda tą kampą, tai jie tikrai tampa kažkokiais kitokiais žmonėmis. Aš matau kartais, kad eina tiesiog kiekvieną dieną, sakau, susiraskit kampą, reikit kaip į darbą. Pamatysit, kaip faina. Čia bus jūsų geriausias darbas, kurį dirbsit gyvenime. Visi kiti bus sunkesni. Tai tai žmonės labai pakeičia. Tai aš nežinau, kas ten tiksliai dar veikia. Čia pat reikia visų žmonių klausti, ką jūs padarot tiem žmonėm. Bet tas veikimas yra. Ir beje, kitoms knygelėms reikia skelbti atvirą konkursą, kad dabartiniai lankytojai savo istorijos papasakotų. Jūs atrinksit visas tas nepadorės, išmesit, bet man atrodo visai būtų, visai vien iš Kęsto jau 3 istorijos kokias išrinkta. Supratau. Į tą spec tomą. Aš dar tik tai sureaguosiu į pasakymą, kai atvedat pirmakursius ir sakot, surasit vietos, kur pasislėpti, tai čia ne nuo to bombardavimo. Sakė. Ne, visą laiką kažkaip nori įpratinti, kad čia nėra ta vieta, kur tu tik ateini, greit pasiemi ir dingsti, kad čia ir čia gali pasidėti, čia važiuokit, galit prisėsti, čia ramiai paskaityti gali, čia pabendraukit. Dabar prasme, kad tą erdvę prisijaukinti, nes jį savaime, kaip Niliūnas sakė, ir jeigu nieko nenuveiki tą dieną, bet vis tiek toks išeini pro duris ir toks labiau jau mokintesnis kažkoks. Tas iš tiesų yra, aš kaip pradėjau dirbti bibliotekoje ir mano darbo, tai yra Smuglevičiaus salė, tai aš iš tikrųjų toks išeinu, beveik pats kaip Smuglevičius. Tikrai tokia dvasia užplūsta restauratoriaus, tokio dailininko, tokio meno, grįžęs žmonai paskui, kaip nuostabu viskas šiandien. Tai va. Bet ir be žmonių iš tikrųjų yra ir dar tokių istorijų knygelėje, kurios mane labai žavėjo, kurios yra susijusios su daiktais įvairiausiais. Štai va, pavyzdžiui, yra pasakojama apie observatorijos bokštelį į išsaugotus laikrodžius, Henriko Zabulio parkerį, Vaclovo Biržiškos ir Algirdo Juliaus Greimo portfelius, kurie yra, Joachimo Lelevelio pabrėšių pelių neapgraužti žemėlapiai, kuris labai stengiasi, kad taip neįvyktų. Ir plaukai, taip, sruogai yra. Tai ir tikrai daug įvairiausių keistenybių tokių daiktų atžvilgių. Ir man čia klausimas jums, Nijolė, ir būtų, ką šie objektai dar pasako apie Vilniaus universiteto biblioteką ir jos istoriją. Ir ar mes vėl gal čia prie žmonių grįžtam dar vieną kartą? Tiesiog biblioteka viską saugo. Ir aš turiu dar tokią istoriją, kai dar nedirbau bibliotekoj ir pasigedom, tiesiog atradom, kad yra kažkur laikrodis, kuris pamirštas įkelti bokštelį po restauravimo 89 metais. Ir kur tas laikrodis? Ieškojom, skambinėjom, visur, kur tik tai sugalvojom ir kurgi jis buvo, kaip manom. Aišku, bibliotekoj, kas viską saugo? Tiesiog saugomas ir viskas. Jeigu ne biblioteka, tai laikrodžio kažkada turbūt bus įkeltas, bet nereikia dar šitą sutvarkyti.
Man atrodo, kad bibliotekos funkcija, aišku, viską saugot, o saugo pačius įdomiausius daiktus, kaip ir Kontrimo tos surinktus duonos pavyzdžius, ir čia dirbantys žino, kiek visko ta biblioteka turi, ne tik tai knygas ir rankraščius, tik tai rašyk, man atrodo. Aš tik norėčiau pabaigai priminti, aplamai visi universiteto rūmai turi kažką tokio, nežinau, kaip jūs, kadangi daug čia dirbančių ir galų galiai istorikai ir filosofai taip pat tuose rūmuose dirba, kad tie rūmai turi kažką ypatingo. Kažkada kalbinau profesorių Bumblauską ir jis pasakojo, kai buvo moksleivis, atvyko į Vilnių ir planavo mokytis Gedimino technikos universitete ir tapti inžinierium. Bet pamatęs tos rūmus nutarė, mokysiuosi čia, nesvarbu ką. Matot, o galbūt galėjo būti tiltų statytojas, talentingas inžinierius, o tapo istoriku. Taip, tai toliau tęskime diskusiją ir štai skaitau knygelės, dar kiti aspektai atsiveria, kad pirmas bibliotekos prefektas, tai yra direktorius Škotas. Garsiausias universiteto istorikas ir bibliotekos mylėtojas Joachimas Lelevelis, nors ir Lenkijoje gimęs, bet iš vokiškų šaknų, vokiškos šeimos. Tada didžioji dalis Vilniaus universiteto tuo metu, tų senųjų laikų dar mokslininkų, lietuvių ir lenkų vykdavo prieš tai mokytis į užsienį. Arba užsieniečiai dirbdavo Vilniaus universitete. Tai kalbant apie žmonės. O ta daiktus tai iš viso ten keistenybės kažkokios. Tai Smuglevičiaus mano minėtoje salėje 19 amžiuje Egipto mumijos. Paskui iš Amsterdamo atvežti observatorijos Baltojoje salėje, gaubliai yra. Paskui tas pats Martyno Mažvydo katekizmas iš Odesos atkeliauja, iš Ukrainos atkeliauja į Vilniaus universitetą. Tiek daug tokių tarptautinių ryšių, kaip pasakytų diplomatai, kurios puoselėja ir daiktai, ir žmonės. Galiausiai netgi pats seniausias saugomas dokumentas, tai yra, man čia buvo staigmena, šito nežinojau, iki kol neperskaičiau knygelės, kad tai yra pietų Prancūzijos vyskupo vienuolynui, atiduodamas vynuogynas. Ir tiesiog dokumente yra surašytas toks faktas, kad vyskupas atiduoda vienuolynui vynuogyną pietų Prancūzijoje. Ir kažkaip jisai atsiduria iš 12 berods amžiaus, jeigu neklystu, ar 13, taip, iš 13 amžiaus atsiduria pas mūsų universitetą, kurio irgi kelionė dar labai įdomi, apkeliavusi pusę pasaulio, kol jis buvo ir grįžo atgal į universitetą. Tai dažnai istorikai kažkaip pastebi tą dalyką ir mini, kad visa Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ar apskritai Lietuvos ir ypač Vilniaus istorija yra tokia daugiakultūriška, kur yra daugybė tautybių, religijų, tradicijų, tokia sankloda įvairi. Ir Norbertai, aš jūsų norėčiau paklausti, o kaip yra su universitetu ir biblioteka šituo atveju? Ar čia universitetas ir biblioteka tokia Vilniaus dvasia perėmė, ar atvirkščiai gal čia yra? Ir galiausiai, kuo svarbus apskritai bibliotekai ir universitetui mūsų tas daugiakultūriškumas kaip toks? Ir aš dar sureaguosiu tik į dokumentą tą 13 amžiaus. Čia universitetas arba biblioteka gal galėtų teisės pareikšti į tą vynuogyną. Ten mes neminimi, ten mūsų... Vis tiek kažkaip galim tą popierių kažkaip pamojuoti. Taip, ir įsivaizduojat. Kad ten virvelės visos jau nukirptos, jau nebegalioja. Taip, bet pasvarstykit šitą variantą. Tas daugiakultūriškumas, aš sakyčiau, kad jeigu mes laikome savo universitetą universitetu, ne kažkokiu institutu ir taip toliau, dirbtinai sukurtų, tai šituo mes net stebėtis tikriausiai neturėtume, nes universitetas yra tiesiog europietiška institucija ir ji jau iškart savaime jungia įvairiausius dalykus, kas yra nutikę šitam žemyne, nuo tų vynuogynų iki, nežinau, atskirų šalių profesorių, kurie čia atvykdavo. Tai aš sakyčiau, kad čia mes gal net pasakodami savo istoriją apie save, biblioteką ir panašiai, sakyčiau, kad gal net ir galėtume mažiau ir stebėtis tuo. Čia turėtų būti kaip savaime suprantamas dalykas, čia kitaip ir negalėjo būti, nes čia yra 16 amžiuje įkurta įstaiga, kuri
visko matė, visko regėjo ir kitaip, dėl to mes ir esame universitetas. Gal čia ir turim seną biblioteką. Tai man atrodo, kad čia gal net ir turėtumėm tai priimti kaip tokią visiškai duotybę, kasdienybę ir taip toliau. Ir ypač dabar dar, žiūrint, kas vyksta Europoje, kaip ten bandoma vėl kažkaip grįžti į kažkokius narvelius, susidaryti ir taip toliau, tai čia universitetas turėtų nuolatos pabrėžti, kad kelias yra kitoks ir normalus kelias yra čia, o ne kažkur užsidarius. Kas būtų ta biblioteka, jeigu joje būtų dirbę tik tai, nežinau, kažkas čia tik iš vietinių. Kas būtų universitetas, jeigu jis būtų kažkoks tai narvelis, kuris čia būtų vykdęs kažkokią savo veiklą. Tai tikriausiai mes nieko neturėtumėm absoliučiai. Tai iš to ir turime laikyti šitą kažkaip tai idėją. Ir jeigu mes priimtumėm tą tokią tezę, kad bandytumėm čia išpreparuoti, kas čia iš kur atėjo, kas čia yra kokios kilmės ir taip toliau, man atrodo, pažįstumėm net pačios bibliotekos ar universiteto kažkokį principą. Mes, kai nueinu į Milošo skaityklą, ten nėra parašyta, gal kažkuriais laikais ir buvo Lenkų autoriai, ten, nežinau, vokiečių autoriai ir panašiai. Viskas yra kitokiais principais tvarkoma. Tai aš sakyčiau, kad šitą idėją reikia laikyti ir netgi apie ją pasakoti ne kaip kažkokią išskirtybę, o kad tai yra duotybė. Kitaip ir negali būti. Kaip gali būti kitaip universitete? Taip, gal tiesiog tas daugiakultūriškumas tiek universiteto, tiek bibliotekos tokia esybė iš principo. Taip. Jeigu kažkas to neturi, tai gal, bet čia mes, Kestas, aišku, kitaip galvoja. Jeigu kitaip galvot, gali duoti mikrofoną. Dar ne. Gerai. Taip, tai jau keliaujant po truputėlį link pabaigos, norėčiau pažvelgti į pačių šių knygelių, tokia pasakojimų kulminacija. Ir štai vienas iš paskutinių pasakojimų vienoje iš šių knygelių, kurias jūs matote, yra apie mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą, kuris niekam nežinoma šito pavadinimu, nes visi jį vadina KIDS. Dažniausiai, bent jau aš prisimenu tarp studentų, tai tikrai pilno pavadinimo niekas nesako, kuris yra Saulėtekyje. Jis iš karto užkabina akį, nes bene visi kiti pasakojimai yra apie praeitį. O štai vienas jis yra apie dabartį. Ir mane tai iš tikrųjų šiek tiek sudomino iš tos pusės, kodėl buvo pasirinktas toks formatas, pavadinkime, taip užbaigti, ar ne? Vėliau atsitraukęs nuo pačių tekstų, pavarčiau iš naujo knygelės ir matau, kad vienoje priekyje yra toks grafinis paveikslėlis, vėlgi ant Kitso pavaizduotas. Ne centrinių rūmų, ar ne, o būtent ant Kitso. Ir, Nijole, aš jūsų norėčiau paklausti, kodėl buvo nuspręsta knygelę užbaigti būtent pasakojimu apie MKIDS. Aš suprantu iš pirmo žvilgsnio gal ir logiška, dėl to, kad čia kaip kulminacija bibliotekos, nauja, moderni biblioteka. Bet visgi. Prieš atsakydama iš tą klausimą, aš gal noriu sureaguoti truputėlį dar labai trumpai apie tuos studentus, kurie turėtų surasti savo slėptuvę bibliotekoje. Tai man yra žaviausia vieta bibliotekoje senoji, tai yra virtuvėlė. Ir jeigu jūs užeitumėt ir atsidarytumėt spintelę, atrastumėt pėdsakus visų, kurie ten buvo, nes tas buvimas namuose. Aš atėjau, palikau savo puodelį, palikau arbatos, gal kažkas išgers. Man reikia cukraus, aš neinu ieškoti, kieno ten cukrus, nes aš žinau, kad aš galiu jo pasinaudoti. Bet galima ir duonos kolekciją tą pratęsti. Taip, bet tiesiog tai vienas aspektas apie tą multikultūriškumą. O ko kito galima tikėtis iš jėzuitiško universiteto? Jėzuitai, keliautojai, dėstytojai keliavo ir mes tą dvasią, man atrodo, išlaikom iki šiol tarptautiškumo ir to įtraukties visos. O apie MKIDSą, tai aš manau, kad tai yra tekstas, kuris yra apie svajonę. Ir labai puikiai susisieja su Senąja biblioteka Žygimanto Augusto, kurio svajonė buvo jo biblioteka, ji buvo pagrindas senosios bibliotekos, o MKIDSas yra mūsų, kurie dirba bibliotekoje, tikrai žino, kiek laiko, kiek metų laukiame naujo pastato, naujos bibliotekos.
kiek laiko buvo planuojama ir kūriama idėja, kaip tiem studentam, kaip visiems žmonėms iš tikrųjų, bet kuriam atėjusiam, sukurti jaukumą, sukurti tinkamą aplinką ir pasiūlyti to, ko kiekvienam reikia 24 valandas per parą. Tai yra pirmas toksai bibliotekos pastatas, apskritai tai yra pirmasis bibliotekos pastatas, pastatytas, nerekonstruotas, nerenovuotas, bet pastatytas nuo nulio nepriklausomų Lietuvoje. Tai štai apie tą svajonę ir apie buvimą tąsa Žygimanto Augusto svajonės, tai yra tas tekstas ir todėl jisai atsiranda šalia visų artefaktų, visų žmonių ir viso kito. O dar viena paralelė apie tos artefaktus, kuriuos ką tik paminėjau. Senose knygose, kas dirbate su jomis, tikrai neleisit sumeluoti. Randam tikriausiai visko, nuo adatų, muselių, plaukų, įvairių kitokių dalykų, įrašų, raštelių, prakeikimų ir palaiminimų, ten tikrai visko yra. Taigi, Saulėtekis ir Emkicas yra ta didelė knyga, kur mes randam tikrai nemažiau artefaktų, pasislėpusių tarp lentynų. Pavyzdžiui, tokie kaip pakrovėjai telefonų, USB raktai, gali būti meilės laiškeliai, radome rožančių, netgi riedlentę. Tarpsme, mes į knygą nekišam riedlentės, bet Emkicas tokius dalykus ir radinių skyrius jau tampa skyriumi panašu. Tikrai šitokia gal linksmesnė paralelė, todėl mums ta vieta yra nauja, mums visiems, kurie čia dirbam, yra nauja, bet iš tiesų tąsa to, kas yra sena, o mūsų biblioteka gyvena pagal principą jau daug metų. Pagal neteisingą formulę 1+1 yra 1. Tai va štai senoji biblioteka, Žygimanto Augusto svajonė, mūsų naujoji biblioteka, mūsų svajonė išsipildžiusi, vis tiek yra ta pati viena Vilniaus universiteto biblioteka. Kaip aš turiu patarimą, kaip būna oro uostose išeksponuota, ko nesinešti per apsaugą, tai galite padaryti, kas rasta tarp knygų, riedlentė, rožančius. Taip, čia būtų įdomioji dalis. Tikrai ačiū labai už idėją, pabandysiu įgyvendinti. Aš dar pridursiu, kadangi Saulėtekyje praleidau labai daug laiko gyvendamas visų pirma bendrabutyje, tai logiška, kad eisi skaityti Emkicą, nes arčiau. Tai ten buvo tikrai ne tik tai daug daiktų, tokių istorijų, ką jūs kalbėjote, bet ir emocinių istorijų labai daug. Aš prisimenu, magistro studijose teko apturėti modulį pas profesorių Zenoną Norkų. Ir mes ten susirinkdavome, žodžiu, grupelę studentų skaityti konspektų ruošiantis egzaminui. Ir mes skaitom ir vienas kolega magistrantas tiesiog garsiai per visą skaityklą nieko nesuprantu. Ir tu jauti tą tokį susierzinimą, pyktį ir tokią nebežinojimą, ką daryti, nuo ko pradėti. Tai vat, iš tiesų čia yra apie emocijas galima, kad biblioteka iš tikrųjų yra ta tokia erdvė, kur žmonės patiria įvairiausių emocijų, ir gerų, ir blogų, ir kita vertus tai yra žmogiška labai. Tai va. Na ir gerai, ir dabar paskutinį klausimą norėčiau užduoti jums, Kęstai. Apie dar vieną labai svarbų aspektą, kalbant apie šias knygeles ir jų prasmę didinant ne tik skaitimo, tačiau ir tokios erdvės kaip biblioteka populiarumą. Nes dabar mes čia, suprantu, visi susirinkom, bibliotekos mylėtojai, faina, gražu, bet yra daug žmonių, kurie tikrai dar nėra patyrę to jausmo, ką reiškia tas džiaugsmas bibliotekoje būnant ir panašiai. Ir man labai tiesiog tai yra iš dalies suvokiama, nes šiandien jaunesnioji karta nebeskaito dažnai knygų vartydami puslapius, o tiesiog to skrolinimo principų per telefoną, straipsniai, tas iš viršaus į apačią ir taip toliau. Ir va tokios knygelės, aš nežinau, tiesiog man kilo tokia idėja, jų tokia vizualumas, trumpi pasakojimai, ką jūs ir minėjote, paveikslėliai įvairiausi, man visgi ir forma maža, toksai žavesys, ar tai negalėtų būti va to skrolinimo kultūro, kovai prieš skrolinimo kultūrą kažkoks įrankis vienas, bet tuo pačiu metu gal čia ir nėra jokios kovos, gal, kaip aš čia esu pasirašęs, palaukit, gal čia ir nėra jokios priešpriešos ir žodis tiesiog skirtingomis prieigomis ne tik ieško, bet vis dar ir randa žmogų, tiesiog kitaip. Gal, nežinau, iš tikrųjų, tai man atrodo, čia kaip supratau, aš turiu vieną idėją, aš turiu dvi idėjas. Pirma idėja, reiškia, duok šitas visas Norbertui, reiškia,
duotų tiems pirmakursiams. Aš su filosofijos pirmakursiais neturiu reikalo, bet jeigu turėčiau, tai galėtumėte man duoti. Tai, žodžiu, jo, tai čia yra pirma mintis. Ne, iš tikrųjų, tai aš nežinau, aš jeigu nuoširdžiai, tai taip kažkaip gal skeptiškai abejoju, kad duosi žmogui knygelę, viskas, eis žiūrės. Eina labai keistai, bet reiškia, aš labai nustebau, reiškia, iš mano artimosios aplinkos 18-metę, vieną antradienį, man atrodo, 8 susiruošiau. Kur? Tu dabar čia kur? Koks tau klubas rytoj į pamokas? Nesako, žinok, mes varom į Univero Biblę. Saulėtekė, ne? Nu, sakau, ten, o ką jūs ten po velnių veiksit? Durnas, ką ten 3 valandas veikti, nu tai mokysimės. Tai man buvo labai įdomu, nes ten, reiškia, jie ten keli draugai, nežinau, kažkoks toks socialinis klubas iš kelių Vilniaus mokyklų, jie nėra visi iš vienos mokyklos, jie važiuoja naktimis į tą kicą, sėdi jie ten, nu ir aš tikiuosi, kad jie ten mokosi, o ne, nežinau, ką jie ten dar gali riedlentės slepia. O gal rožančiaus klubas? Rožančiaus klubas. Turiu savo abejonę. Bet šitas, koks yra, kaip taip yra, iš kur čia ta trauka, aš nesuprantu. O dabar čia prie tokio realesnio, kaip nežinau, ne, tos knygos Norbertui irgi buvo realus pasiūlymas. Prie tokio, šiaip čia, ir čia irgi, kaip Norbertas sakė, jūs pagalvokit. Man atrodo, kad šitos trumpos istorijos, jos, nu kaip čia dabar pasakyti, jos prašos būti įgarsinamos. O dabargi, kaip turbūt visi gerai žinom, augantis formatas yra audio knygos. Pasižiūrėjau, jau šitas elektroninės pavijo. Vat šiandien pasitikrinau, tikrai. Pavijo, reiškia. Ir rašo, kad dar rinka auga. Tai vartojimas audio knygų jis nemažės. Ką daryti dabar? Variantas A, reiškia, padaryti audio knygą, nu bet čia toks. Variantas B. Padaryti daug, reiškia, šitų audio pasakojimų ir tam tikrose bibliotekos vietose įkalt QR kodus ar ten kažką, kas nėra labai technologiškai brangus sprendimas. Va galėtumėm įskaityti, va galėtumėm Aškelės, Norbertas visur, kur Nikaniliūnas minimas galėtų, Norbertas įskaityti, Zenonas Norkus galėtų neįskaityti, o savo papasakot. Va čia kitas. Tai mes, nes žiūrėkit, juk biblioteka turėjo visiškai, man atrodo, labai, vėlgi, kiek žinau iš žmonių, kurie iš kurių gauna kažkokį grįžtamą ryšį. Buvogi ta labai šauni iniciatyva per kultūros naktį daryti ten, reiškia, visus perrengti mane ten Poniatovskiu, Norberto, ko tik nebuvo, jis perrengtas. Ir rodyti visiems. Tai mes, man atrodo, mes galėtumėm čia, technologiškai neturėtų būti labai sudėtinga, neturėtų būti labai brangu, galėtumėm va įskaityti, pridarai tų QR kodų, va Norbertas galėtų tada QR kodus rodyti. Ir va eina audio knygos, viskas. Ir man atrodo, va tas toks vietos ir istorijos susijimas, čia galbūt visai smagus ir man atrodo nelabai brangus. Čia vis kartoju, nes humanitaras negali apie pinigus nekalbėti. Supratau, aš žiūriu į laiką, liko kelios minutės, bet labai noriu dar užduoti šį klausimą. Nors tarsi apie tai mes visą diskusiją kažkur šalimais paraštėse ir kalbėjom, bet visgi, kam pirmiausia reikėtų skaityti šias knygeles? Gal jūs, Nijole, galėtumėt pakomentuoti? Kam jūs pirmiausia duotumėte tas knygeles? Tikriausiai kiekvienam įėjusiam per bibliotekos duris. Nuo svečio iki studento, na, gal mes jau darbuotojai tikrai žinom, bet kiekvienam apsilankiusiam. Nes tai yra patrauklus būdas pristatyti tai, kaip mes patys save matom, kaip mes pasakojam patys apie save, ir ką mes matom kaip svarbius dalykus pas mus. Tai būtų tokie esminiai, QR kodai irgi labai smagu, jeigu žmogus užlipa iki 3 aukšto ir sugeba susirasti tą QR kodą. Bet prieimo... Bet įsivaizduokit, sėdi skaitykloj, nusibosta, paėmė, tam paklausai. Super idėja, aš labai mėgstu audio formatus, tai man labai gerai, ypatingai kai valgyti gaminu, tai super. Tai tikrai kiekvienam ir svečiam ir nesvečiam, kiekvienam įėjusiam pro duris. Tai mano būtų toks matymas.
Gal kažkas turit kitokių idėjų, kokių nors grupių ar subkultūrų? Pirmo kursą. Pirmo kursą. Ir netgi prie Zenono Norkaus stalo galima QR kodą, nes nedrąsu užkalbinti profesorių, o nusiskanuoji ir girdi čia veikia. Gerai, kad jūsų kolega pasakė, kad nieko nesupranta MKICE, o ne centrinė bibliotekoje, kur profesorius Orkus stalą turi. Gal tas mano draugelis ir nujūta šitą dalyką. Kad toks drąsus buvo. Taip. Na tai ką, tai labai noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviam už gerą atmosferą, vertingus ir prasmingus atsakymus. Tikiuosi visiems buvo įdomu, smagu čia pabūti, o mano kolegos informavo, kad nepamirščiau vieno svarbaus momento. Visiems čia esantiem, na, nežinau, tikėkimės pakaks, jeigu nepakaks, soriukas, bet mes turime dovanų būtent šių knygelių rinkinį, komplektą. Tai kas pirmiausia ateis, galės pasiimti tą rinkinuką. Tai ką, ačiū visiems už diskusiją. Rimtai čia?